Va, lieku viešbutį jau. Eina savo dabar su kuprinė, tasysiuos visą dieną. Einu pirmiausiai į McDonald'ą kavytės. Einu pasivaikščiodamas iki kogeneracinės jėgainės. Čia dabar einu per kapines, aš galvojau, čia parkas, bet pasirodo čia kapinaitės. O atrodo kaip įprastas parkas. Pagaliau prieiname prie kalno, dirbtinai sukurto kalno, kuris yra apie 80 metrų aukščio. Jame įrengta slidinėjimo trasa ir laipiojimo siena, aukščiausia laipiojimo siena. Įdomu, kaip industrinį objektą pavertė tuo pačiu ir pramogų erdvė, turistų traukos zona. Įspūdingai atrodo. Sako, atsiveria gražiausias vaizdas Kopenhagoje nuo viršūnės. Ir kaip rašo, visa šita pramoga yra nemokamai. Terasa. Aišku, ten kavinės, slidinėjimas, climbingas mokamas, kainuoja. Nekantrauju pasikelti viršų. Copenhill Amagerbakė. Tai liftas, hikingo trasa net yra, eiktų savo. Atidarimo valandos nuo 10 iki 6 vakaro. Ai, va, ta siena matosi tenais, blemba, kaip žiaurminė. Prieisiu biškį iš anos pusės pafilmuot. Eiktų savo, kaip galingai atrodo. Čia va ta laipiojimo siena. Čia, blemba, turi būti profas. Gal pabandyt laiptais? Nu davai, iššūkis, lipsim pėsčiom į viršų laiptais. Nu, esu ne kartą į kalnus lipęs, tai ką neužlipsiu, čia į 80 metrų. Birštono bokštas, 40 metrų aukščio, tai dvigubai kaip į Birštono bokštą. Tai čia gausis kaip hikingas, kaip žygis, yra takas. Seniai kalnuose buvau, tai va, į dirbtiną kalną lipu. Nu va, jau beveik įpusėjau, 40 metrų. Ką žinau, užlipsim. Po biškį atsiveria panoraminiai vaizdai. Ir 50 metrų jau čia pat. Beveik užlipom. Jau šlapis visas. Bet šiandien karšta belenkaip. Einam pasižvalgysim, čia kažkokia kavinė yra. Čia dar ne pati viršūnė, dar biškelį galima palipti aukščiau. Elevatorius, liftas. Nebuvo čia kažkas tokio labai sudėtingo užlipti. Kopenhagos panorama. Tai aš galvoju, ar tikrai šitas čia matėsi pastatas man vakar iš Ishøy paplūdimio. Nes ten toliau dar matosi man irgi kogeneracinių elektrinių. Jaučiu tos tenais ir matėsi. O gal ne, gal iš ten kažkas. O gal iš ten, iš ten buvo. Gal šitas ir matėsi.
Nu dabar tai jau tikrai viršūnė. Vaizdas tai 10 balų, galiu pasakyti. Verta aplankyti Kopenhagui. Užlipau, sušilau, vėl būtų neblogai dušas, bet jau nebebus dušo. Nežinau, pačilinsiu čia valandėlę kokią ir reikės judėti į oro uostą, nes kelionė į pabaigą. Dar šiek tiek pasigrožim vaizdais nuo viršūnės, dirbtino kalno viršūnės, industrinis objektas. Ten puikiai matosi Öresundo tiltas į Švediją. Kaminėlis. Nusileidau nuo dirbtino industrinio kalno. Vaizdas tikrai buvo wow, nuo viršūnės. Po truputį keliauju į oro uostą. Gal praeisiu pro paplūdimį, nežinau, gal ten papiknikausiu, sumuštinį pasidarysiu. Nes skrydis mano gan vėlai. Taupau šiandien pinigus, tai keliauju pėsčiom. Nuo hostelio iki to bokšto ėjau apie 4,5 kilometro. Ir dabar nuo to bokšto iki oro uosto apie 7,5 kilometro. Bet pakeliui paplūdimys, tai man iki skrydžio daug laiko. Paplūdimyje išsitiesiu hamaką, pailsėsiu, pačilinsiu, kaip sakant. Prie paplūdimio beveik atėjom, Amager Beach. Šiandien labai geras oras. Čia dabar einant labai saulė kepino į galvą ir į veidą. Tai būsiu įdegęs, paskrudęs, gerai čia iš Danijos grįšiu. Jo, eisiu dar biškį toliau, ne į šitą paplūdimį. Jis labai ilgas, tai susirasiu vietos, kur hamaką galėčiau tarp medžių ištempt. Hai. Sustojau papiknikaut, pakeliu į oro uostą. Čia paplūdimys yra. Gražus vaizdas. Duonikės, kumpelio kažkokio, sūriuko. Vandenuko, žuvies kotletukų, paprikų įdarytų sūrių. Šitas sūris tai jau baigia išsilydyti. Eik tu savo, jisai kiaurai jau čia išsilydęs, jisai čia bėga per kraštus. Bet aš kaip įdegiau veiduką, nežinau, matosi akiniai, kur yra, tai ten balta. Nežinau, kaip čia su tuo sūriu seksis, nes jisai visas ištirpęs. Kumpelio nepagailim, dar sūriuko galim nepagailėti. Kad būtų riebiai, kalorijų, nu jo, toksai ištirpęs jau visai. Taip, paprastai, simple. Pailsėsiu, atsipūsiu, paužkandžiausiu ir trauksiu toliau. Hamaką išsitiesti. Turėsim gražaus laiko hamakė pagulėti. Nu va, užkandau lengvai su tokiu vaizdu. Papusryčiavau, vėlyvi pusryčiai. Tokie vaizdai į paplūdimį ir į vėjo malūnus. Nu, nice, paplūdimiukas, oriukas dar labiau nice, bet aš ant tos saulės jau nebenoriu būti nusvilęs. Būtų gerai ir išsimaudyti, bet po to į tą oro uostą varyt smėliuotam, druskuotam nuo jūros vandens. Gal tiek to. Šiandieną pavėsiukė pabūsiu.
tiesiog pasigrožėsiu vaizdais. Nu va, radau visai neblogą vietą, hamaką išsitempiau, pačilinsiu dabar iki skrydžio. Jau iki oro uosto eiti nedaug, kokį pusvalandį gerą. O aš čia pačilinsiu, pavalgysiu savo užkandžių, kotletukų. Nu, galiu parodyti, ką aš čia nusipirkau. Bandelė, tokia, fiske kaker. Labai neblogi visai. Žuvies kotletukai. Vandens turiu riešutų miksą. Ir tokių įdarytų paprikų. Taip ir užbaigsiu savo kelionę šitoj vietoj. Tai iki kitų kartų.